labai įdomu, nes žmonės ir klausia, kodėl su automatiniais ginklais policininkai dienos metu patruliuoja. Ar čia kažkoks tai toksai nurodymas toksai? Toksai nurodymas yra. O iš ko? Iš valdžios mokesčių, iš valdžios. O tai kiekvieną kartą, kai vyksta kažkokie tai, pavyzdžiui, piketai ar taikus piliečių nuomonės išreiškimai, gauna tokius nurodymus. Čia ne dėl to. O dėl ko? Patruliavimas toksai. Ai, toksai patruliavimas. O kada paskutinį kartą buvo patruliavimas su ginklu? Pastoviai patruliuojant su ginklais. Tai, o su automatiniais irgi? Taip. Nu, baisus daiktas. Baisus. Ne kalašas kažkoks. Ne. Vakarietiškas. Gerai, ačiū gerai. Labas rytas. Ta prasme diena. Labas. Ko dabar? Bet iš tiesų. Ką, dabar galim super saugus jaustis. Nu tai jeigu jūs automatai saugo, tai reiškia priešai mūsų nepaims? Toliau jau turbūt eina tik tai kulkosvaidis. Dar yra, žinok, vandens patranka, nepanaudota kažkaip, tai ir nematyta, tai metas jau ištraukti. O tai čia irgi atstumas yra kažkoks tai... Jo, 7-5 metrai, lygiai taip pat kaip ir nuo Seimo. Tas pats jo. Jau nufilmavomės jos. Čia dėl jūsų saugumo. Kad rusai nepavogtum. Aš net nežinau, nes aš gavau šitą informaciją kaip Kalbininkų sąjungos ir vakar gavau Iki 80 policininkų, jo? Bet su automatais. Dar su automatais, nu iš viso, čia naglumo viršūnė jau yra. Čia mūsų saugumui. Čia normalus patruliavimas, Joana. Labą dieną. Sakau, 3 piketus, o jie Ar matai, kad su automatais jau saugo dabar žiūrėko policija? Kaip istorikas gali padaryti tokios žalos, kad reikia tave su automatu iš čia išlaikyti? Tai žinoma, va čia sako, kad jeigu prezidentas neišrinks, tai bus tokia žala, kad labai norisi su visais pasivaikščioti. Žala kam? žinau, vis ten. Norėtum šitos visus pavilioti savo dalį išskirti, gerai? Aš irgi norėjau apibraukti juodą įrėmį. Ką? Ne, nereikia lipdys, yra tie lipdukai tokie jų. Apie tai mes dar nekalbėjome. Mes kalbame apie tą uzurpaciją. Labiau žygimantų. Dabar neleis tiesos rašyti. Kažkaip jie nelabai reaguoja į tiesos rašymą. Čia juos labiau siutina va šitas renginys, jeigu mūsų tiesos. Tiesos tai iš tolo pasižiūri, porą kartų prisikabina. Sprendimas dėl to atlyginimo, kaip jūs sakėte. Dėl referendumo, tai gulus pasityčių, ypač lygto, kur sustabdo. Kažkas konstituciją kažkas užrašė, ko čia daug. Ir dabar senizmo viršų. Tai tada ką kalbėti, jeigu nėra pačios aukščiausios tautos teisės. Tai visos Čia klausimas paprastas, kas valstybėje suverenas? Liudvikas XIV, ar kuris pasakė valstybė tai aš. Jisai buvo valstybės suverenas ir jis turėjo teisę tą sakyti. O valstybė šiaip pagal apibrėžimą. Tai kas? Tai prievartos mašina, užtikrinančių valdančios klasės dominavimą. Ir jūs ginčykitės nenorit, bet taip yra. Va kur pokštas. Konstitucijoje parašyta, ko mes
kas norėtum iš valstybės, kaip turėtų būti. Bet įvairios mašinos yra. Juk mašina yra kokia sistema. Jokio skirtumo, visada yra valdantieji, kurie tą mašiną naudoja prieš mus. Jokio skirtumo. Jūs sakote dabar, kad jokio skirtumo tarp autoritarizmo ne, dabar koks skirtumas, ar mūsų rusai dusino ir neleido nieko, ar dabar šitie. Kur esminis skirtumas, aš esminio nematau. Aš taip keliu klausimą, dėl to sakau, dėl tos pačius žodžius sakau, kaip ir jūs, kad nesakyk, jeigu aš nematyčiau, kad yra vis dėlto kai kur šiek tiek teisių ir skaitosi su žmonėm, šitaip nedaro, kaip tie policininkai, dėl to sakau. Sovietmečių, ką tik Gintaras pasakė, Cizikas ar kas čia badavo ir buvo visiškai vienodai ir tas tai vėliau, o dabar net neleidžia pradėti, tai neaišku, kuri prievarta didesnė. Tampė už plaukų, trenkia. Apie tai ir kalba. Neišleisti kiek yra čia, kad yra kiekvienos valdžios krizės laikotarpis. Krizės laikotarpis yra visko gali. Matai, krizės tai krizės. Mes žinom tas viršūnių krizės, kai viršūnės negali, o apačios nenori. Matai, mūsų apačios išvažiavę į užsienį ir čia revoliucinė situacija neįvyks. Jokio skirtumo, jų nėra, faktas. Todėl čia nieko pakeisti neįmanoma realiai. Pat ir viskas, ir tenka konstatuoti. Tada aš nesuprantu. Likučius nufilmuoti. Ir perduotiem. Ne, istorijai. O kas tą istoriją skaitys jūs? Aš tikiuosi, kad kažkada Lietuva atgims. Kai mūsų nebus. Be abejo. Lietuvių nebus. Be abejo. Nu, kaip prūsų nėra, taip ir mūsų. Tai bus unikalūs istoriniai kadrai, kai dar gyvi lietuviai stovėjo. Taip, jie dar šnekėjo lietuviškai. Jie dar tikėjosi. Tai čia, žinau, išliekamoji vertė milžiniška. Žiūrėkite, kad dabar daugiau dar lietuvių yra, kurie dar vadina save lietuvės, bet lietuviškai nenori šnekėti. Tai nebent emigracijoje. Kas bus toliau? Emigracijoje nebent. Lietuviai vietiniai šneka. Tai. Nebent Vilniui. Kaune tokių nėra. Nu, šiaip jau lietuvių tauta buvo laidojama istorijoje ne kartą. Taip, mes žinom. Jeigu pasižiūrėsim 19 amžiuje, buvo kuriamos Vokietijoje draugijos, išlaikomas tarp kitko iš Vokietijos valstybės biudžeto, kurios rinko etnografinę medžiagą apie lietuvių kalbą, apie lietuvių kultūrą, kaip apie indėnus. Ir staiga šos, ta tauta reiškia ir valstybė dar atkūrė be viso kito. Sveikas. Vakar buvai? Žiūrim labai. Prie šito kalantos gi vakar metė. Buvo. Prieš žodis laikraščių, ką darė su diržimu. Sėdė europietiškas savo dieną. Nu, dvainu viskas. O mes tiesiog žyplėjame, manėm? Šiaip graži diena. Turim teisę pasivaikščioti. Gerai kalba, pradėkit pasakoti prezidentui. Tie, kurie be plakatų, nevėliavų, eikit į vieną. Čia lieka tik šis plakatas. Kvieskit žmonių. Labai dėsniai Dabar pagal susirinkimų įstatymą.
Viskas prasideda 17:30, jeigu tenai užtrunka. Nėra. Revoliucijos. Mes jau galime pažiūrėti. Naujo kauja. Kažkokia galima rodyti. Ne namo nebegrįšiu. Aš su Audrium valgysiu pietus ir po to važiuosiu. Prašom, atstumo. Prašom, nereikia. Už tvoros. Nežinau, bet jūsų žmonės, taip? Kas visus? Čia du skirtingi šitie. Kas visus organizatorius yra šitą reikia? aš. Dabar atkreipiu dėmesį, kad aš parodau vidukėlę. Yra žmogaus teisinis sprendimas, kad leidimų negali, neturi teisės reikalauti. Tai kas paramas prieš Rusiją ir keli šitie, turkai prieš Turkiją. Tik tai reikia surasti šitą anglos kontekstus ir mes turim pagrindą. Net ypatingų atveju net nereikia neatsitikramyti. Tai yra žmogaus teisinis sprendimas. Jūsų asmens tapatybės dokumentų, prašom, pateikite. Toks laikas. Padėt gal, ne? Ponas Juliau, jūs prisiimat, reiškiasi, administratoriaus. Taip, už šitą biudžetą, kuris yra čia 15. Tam, kur vėliava, tam baigė. Va čia jūsų reiškiasi, jūs atsakingas už šitą asmenį ir jūs organizavot šitą renginį. Taip. Noriu iš karto pasakyti, kad nepriskirtumėt žiūrovų prie dalyvių. Nes tai yra piketuotojai, kurie su vėliavom, su plakatais, tai yra piketuotojai. Žiūrovai, žurnalistai, viskas. Jūs savivaldybę informavote? Taip. Vakar 1 valandą nakties elektroninė pašta. Nu, nebeslėpkite su jėdu. Tai neslėpkim. Čia yra, kad Respublika uždaro, užima laisvą spaudą. Žodžio laisvė. Tai yra simbolis. O dėl to fotografavimai galim nesiimti. Ne, tai aš specialiai pamojavau, kad policija užfiksuotų. Mano tikrai veidą, tikrai aš. Slėpimas į veidų negalimas tada, kai neįmanoma identifikuoti. Šiuo atveju aš pareigūnai nedokumentai. Taip, tai reiškia, čia paskutinė vėliava. Taip. Laikrodis mūsų Respublikai būtų. Taip, spaudos laisvės. Dabar kas pas jūs yra organizatorius? Niekas pas mus. Aš pati dabar atėjau. Šito piketo? Vat jūsų šito renginio. Jūs, aš supratau, pradinais? Organizatorius tai bendrai tai Seimas, nes jisai priėmė tokią įstatymo pataisą. Tai jeigu su raiščiais, tai iš tenais turbūt? Kaip sakot? Ne, tai man tiesiog raištį davė. Tai jūs iš tenais? Aš irgi. Bet ne. Tai tada nusiimkite, jūs kaip ir tenais gaunasi. Ne, nu tai nes gaunasi iš to. Nesigauna niekas. Aš irgi tokia raiščių noriu. Kur gauti? Aš irgi noriu. Aš su šlipsu vaikšto, jūs man neliepsit nusiimti. Labai gražu. Tai jeigu kitas išliptų, tai reiškia ta pati chebra. Dabar kas pas jūs organizatorius yra? Jūsų Aš manau, kad čia nėra. Seimas organizavo. Tai pagal susirinkimų įstatymą. Koks čia susirinkimas, aš einu Susirinkimų įstatymą pranešėm ir atėjus. Jūs, tai vat kas pranešė? O prospektai, toks susirinkimas, koks vyksta, žiūrėkite, prie parduotuvių. Labai didelis susirinkimai prie parduotuvių. Jūs patikrinkite, ten ką jie veikia. Ką jiem pranešė? Kas jiems leido tenais susirinkti prie parduotuvių? Internete buvo.
Pilnas internetas. Kas čia Čia yra prezidentūros aikštė, Agora. Pasitarti atėjome, nes išplatinta tokia informacija, kad žmonės renkasi dėl spaudos laisvės. Iš solidarumo. Kadangi neleidžiama daugiau kaip 15, mes atskirai susikūrėme. Po 15, kad nebūtų Tai kiek jūsų dabar yra susikūrę? Suskaičiuokit. O kam? Mes tiesiog žiūrim, kas ten vyksta. Kaip jūsų vardas ir pavadės? Aš esu mobilios kopos vadas Nušauskas. Jo, mes esam su jumis susidūrę. Matot, reikalas Ne, mes su jumis kol kas dar nebuvom. Kodėl? Su jūsų draugais kai kuriais. Tai, žinokit, iš tikrųjų, dėl to, kad jūs dabar kokias pretenzijas reiškite, tai jau Lietuvos teismai yra pasisakę, kad jeigu spontaniškai žmonės susirinkę, tai nepažeidžia įstatymą. Tai jo labiau, kad mes viešosios tvarkos, kaip sakant, ne. Pone, kol kas mes jums dar kol kas jokių pretenzijų nepareiškime. Mes dabar aiškinamės visas aplinkybės. Tai aplinkybių nėra, ką darysi, nieks iš mūsų čia nėra. Nėra čia. Be ginklai, be nieko, stovim ramiai. Akmenų neišlaikė. Kaip ir kovo 11 buvo tokia eisena, atsimenat, ir nebuvo organizatorius. Kol žinau, nebuvo. 12 nebuvo. Jūs šitos Mes pareigūnai šiaip yra, čia nėra jokių plakatų, matot, vėliavų nėra. Čia tai šiaip susirinkimai nėra draudžiami Lietuvoje. Ne tik tai susirinkimų įstatymas, kiti, reiškia, konstitucija veikia. Pranešus savivaldybei. Nu, kodėl? Pranešus savivaldybei, jeigu tai yra plakatai kažkokie. Savivaldybė reikia pranešti. O jeigu nori sustoti, tai čia jau reikia Mes atėjome iš solidarumo, yra piketas, mes prie jo, taip sakant, stovim šalia. Kur problema? Problema yra ta. Jūs sakėte, jūs atskirai. Nu, mes nedalyvaujam tam piketė, bet mes pritarėm. Mes žiūrim į piketą ir jam pritarėm. Tai jūs pritarėt? Pritarėm tam. Labai atsiprašau, minutėlę. Ar čia negalima žiūrėti, ar pritart negalima? Tai yra. Esmė, kad jeigu plakatą neiškėlė vėliavas neturi, tai nėra politinis susirinkimas. O Respublika laikyti įdomų susirinkimą? Čia jau kaip carizmo laikus ir viena. Čia Panašu. Koks interesas, kad sustojo, tai galit vaikščioti. Mes galime pavaikščioti, jeigu prieš tai pamatyti. Sako, jeigu aš eičiau, tai būtų... Reikėtų pranešti savivaldybę, jeigu nori sustoti, tai jau reikia pranešti. Tai gerai, kad mobilūs telefonai yra, tai jeigu aš noriu sustoti, tai tik tai reikia žinoti numerį, prie jo paskambinti. Bet dėl to reikia, pasakėm, taip kraiškai. Na, aš suprantu, yra vykdyti teisėtus pareigūnų nurodymus, bet tai čia neteisėtas. Bet yra kita problema, kad žmonės, žiūrovai, žiūrime, ko čia baigsis. Ko čia baigsis? Kas yra politinis susirinkimas? Jeigu yra iškeltos vėliavos, plakatai, Mes manome, kad turime demokratiją, viešpatį, kokie mes kvaili. Bet žiūrovai pritarintis ir gali. Mes galime ir pavaikščioti aplinkui. Prašau? Nu tai ką? Prašau, vaikščioti. Irgi negalima. Iš kur tas jūsų toks susispyrimas, bet iš tikrųjų mes liekam čia. Jokio susispyrimo nėra, mes čia taip. Mes norim, kad laikraštis vyktų. Все, daugiau nieko. Если Януки klausdavom, tai kur demokratija, ais ant didelio stalo blakt. Вот tarp pirštų, kas liko, tai demokratija. Kiek laiko planuojate reikšti solidarumą? Aš pavyzdžiui, čia turi išeit kažkas? pusvalandį išeisiu, aš kiti žmonės Matau, klausiu, kiek jūs planuojate. O kiek galima atsistoti? Kiek jūs visi kaip planuojate? A mes laukiam, kada ateis. Norim pakalbėti su valdžia. Kiek aš turim atsiskaityti, prieš jūs kiek aš atsistojau. Dar pirmą kartą atsidūriau tokiai padėti. Mane klausė, kad aš atsistojau, kodėl aš atsistojau. Nu tai pažįstamas, sutikau žmogų. Tai ir klausiu, kiek jūs planuojate. Nu taip, kol įdomu šnekėtis, tau būsim, o kaip reikia žiūrėti. Aš nežinojau, kad ataskaitą reikia duoti. Čia ne ataskaita. Nu taip jūs klausėte, jūs aktualus žmogus, o aš su draugu susitikau. Gal gerbiamas pareigūnas, matot kaip yra. Čia visi susirinko laisvi žmonės, jie turi kažkiek tai laiko. Tai dar keista. Ir mes nesam kokia nors organizacija. Aš atėjau 10 po 12.
dar mūsų nelaimė esame pažįstami. Ką dabar daryti? Kiti žmonės dar ateis gal, kiti jau išėjo. Paskelbtas viešas renginys. Aš pensininkė, aš noriu skaityti laikraštį. Kodėl man neleidžia? Labą dieną, dabar atėjau. Bet tai čia nėra kokia nors demagogija, tai yra iš tiesų tiesa. Nes yra per veidynus išplatinta ta informacija. Ir žmonės čia susirinko. Gerai, dabar juos laikys. Aš nepriklausau jokiam partijom pensininkė. Bet noriu, kad išeitų, kad... A gal kursim partiją? Kodėl uždaro, už ką? Nu ką jis gali atsakyti? Iš tikrųjų, įstatymuose nėra pilno aiškumo, jūs kartais kaip įkaitai, aš suprantu, tai čia yra bėda bendra sisteminė. Aiškumas yra labai paprastas, kad pavienio asmens arba asmens asmenų grupės iki 15 asmenų, teisėtas ir politinis. Kitų susirinkimų. Čia pavyzdžiui, ne bet kokia. Pavyzdžiui, čia yra privati akcija. Profesinės sąjungos privati akcija. Mes galim pasiduoti. Privatiems, privačių, susirinkimų neliečia. Pasakė. Bet privačių. 11 punktų. Va yra teismo. Yra visokių išaiškinimų, bet, žinai, yra... Tai mes nežinom, jau kažkas pasakys. Aš nežinau, aš jūsų klausiu. Mes 30 dienų turėtume. Jeigu viršite čia. Tai jūs kaip ir subūrėt šitą draugiją. Dabar, ta prasme, pakvietėt juos. Jūs turite asmens tapatybės dokumentus? Prašom, pareigai. Bet jeigu yra spontaniškai, svarbu statymą faktas. Čia yra kas? Sveiko žmonės dabar būna gyvūsų įvykių, tai čia net neblokuotis. Ką dabar turi būtinai pranešti savivaldybei, jeigu nepranešęs turi suskirsti. Kažkas blogai? Bet to laisva forma tai yra ir taip pat ateismas. Gal kokių dar klausimų? Kol kas ačiū. Aš tam čia tą duomenys. Kaip sakot? Jūsų duomenys kam? Aš kadangi pasakė, jūs kaip ir atstovai, jeigu kils kokie nesklandumai, mes turėsime. Mes bet automatų. Kaip sakot? Tikimės iššaudyti šitą lotą. Neiššaudyti. Čia žmonės darbo kitą dirbo darbą ir atvažiavo. Mačiau automatą. Čia nerimtai žiūrėjau, čia atvažiavo tie žmonės, kurie padės. Traukė gintarą. Jo, batus, kuris kalbą yra taip pat.
jam raskeria šitos pantus. Pečiuiki, dar treniruoti. Tardymus. Kažkoks kažkas. Dabar aš nekau čia su reikalais. Einu pro šalį, žinojau, kad čia vyks. Bet aš užėjau, susitikau žmogų. Ir aš turiu aiškintis, kodėl aš pasveikinau žmogų. Jo, tai einam bloga kryptimą. Tokios nuovokos nėra, tai čia specialiai turbūt jau jie yra įpareigoti. Prispausime. Kuris kad valdžia turi. Klausimas ar piliečiai, nes jeigu nesigins, tai jie dar labiau su juos. Nelabai praugos. Ir galim prisiminti tos laikus, kai jie pertvarkos laikus, kai galėdavo, reiškia, Katedros aikštėj dieną naktį badauti ir nieks neišvaikydavo, nu arba išvaikydavo vėliau. Bet dauguma buvo tokių žiūri, pažiūrėjau, daug, dabar jau ir aš ateisiu. O tie, kurie pirmieji ateidavo, tai visada buvo. Kad nebūtų užkūrėti. Jūs abejojate mano parašų, pavyzdžiui? Jie tave specialiai nekvies. Jie kviečia žmonės paprastus, kurie įsigąsta. Aš vakar VRK įsistačiau. O? Kad esu tautos valios atstovė. Žinai, o šiaip tai kvies mane, kodėl? Sakė, šitą kaip jinai yra. Tokia ne šia dabar, jinai yra iš iniciatyvinės grupės ir ją kvietė, nes jinai yra Klaipėdoj registruota. Ir paskui vienam vairkistui ir liepė dar pasirašyti. Tai aš jiems kaip pasirašyčiau antrą kartą ant vienos vietos. Vienam vairkistui padovanojau, pas jį buvo vakar gimtadienis. Šitas geras, šitą į Seimą nešėm. Vienintelis daugiau neturiu. Saugok, neduok niekam. Vadinasi, reikia tada vartoti режим разделения времени. Sakė, viską suprato patarėja. Ir ką suprato? Sakė, viską, jau dabar viskas. Ir tiek laiko jūs laikė? Jo, diskutavom. Su kuo? Su patarėja. Su Putienė. Vyriausia patarėja. Ir viską suprato? Viską suprato. Nu, žiūrėsim, kokie bus rezultatai. Ne pagal pokalbius reikia vertinti iš tikrųjų, bet pokalbis buvo išsamus. Tikrai išaiškinam berods visą situaciją. Konstruktyvus geranoriškas. Žiūrėsim rezultatus. O tarptautinė žmogaus teisų, visuotinė šita žmogaus teisų deklaracija apie laisvę, teisę, skleisti informaciją ir visa kita. Nediskutavom, tai čia šities taškas buvo, diskutavom apie tai, kaip reikėtų ištaisyti padėtį. Gerai. Ir kaip Julio Varmanė prezidentė? Ne, mačiau tik tai vyriausiąją patarėją. Ir kokios? Na, konstruktyvus pokalbis, išsamus. Manau, kad jį tikrai įsiklausė, sakė, perduos viską prezidentai, netgi pasiūlys tam tikrų išeičių iš šitos situacijos. Na, šiaip tikrai pokalbis teigiamą įspūdį paliko. Tai yra problema tokia, kad kiekvieną įstatymą arba kiekvieną įstatymą negalima keisti pagal situaciją. Šiuo atveju tikrai nukentėjo laisva spauda. Bet jeigu visiškai iš karto viską panaikinsi, visą tą savireguliaciją, tai tada prasidėti gali kiti niuansai. Kai spauda jau visiškai nebe... Ir dabar jau mes matom, kad kai kuri spauda nebaudžiama nesitaiksto. Nu, pavyzdžiui, ta pati... Gerai, neminėsiu čia, kadangi filmuojama, kokie portalai, ta prasme, nes... Tai sovietinių yra, kažkas komentaras, laisvės Dryžiaus, yra tokių dalykų. Tai iš tikrųjų yra visokiausių, sakykime, kur
na, tikrai leidžia savo per daug, tai vėlgi negalima ir vadinasi visų nuimti kažkokių tai sankcijų galimų. Bet šiuo atveju tikrai aš manau, kad buvo suprasta, kad tai tikrai yra vienpusiškas susidorojimas. Kitas niuansas, kas yra ta Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija. Tai turėtų būti visuomeninė institucija. Čia aš matau daug visuomenininkų. Ar ko nors iš jūsų paklausė, kas turėtų ten atstovauti visuomenę šitoje visuomeninėje institucijoje. Turbūt jau lengviau mes pasieksime, kad į teismus ateis visuomenė ir dalyvaus ar kaip tarėjai, ar kaip dar kažkas, negu tos vadinamos visuomeninės institucijos įsileis kažką tai. Mesgi žinom, kad oficialiai nacionalinis transliuotojas yra irgi visuomeninis ir viską kontroliuoja visuomeninė komisija. Taip, tik tai visuomenę sudaro Miliūtės, Eurusevičius ir Paleckis. Tai ir išsiaiškinom, kas yra visuomenė. Tai va. Tai taip ir su tauta? Taip, būtent. Tautos, kaip sakant, balsas yra toksai... Kuris Paleckis? Toksai... Ponas, kuris dažnai rodosi po rinkimų naktį. Tai yra tautos balsas. Ačiū.